Kai programoje jau įkelti pastolių komponentų ir klientų bei jų objektų duomenys, galime vykdyti pastolių komponentų rezervaciją pasirinktam kliento objektui. Per kairės pusės meniu skiltį prekės sandėlyje atidarome puslapyje, kuriame rodomas bendras pastolių komponentų kiekis, išnuomotas kiekis, likęs sandėlyje kiekis, rezervuotas kiekis ir laisvas tolimesnėm rezervacijom kiekis. Matome, kad šiuo metu nėra rezervuotų ir išnuomotų pastolių komponentų. Paspaudus mėlyną mygtuką, bet kurioje pastolių komponentų sąrašo eilutėje, pavyzdžiui, komponento apsauginė atrama, pateksime į pasirinkto komponento puslapį, kuriame yra visi turimi duomenys apie šį komponentą. Jei šis komponentas buvo rezervuotas arba išnuomotas kuriam nors kliento objektui, taip pat matytume duomenys apie jį, kuris programos naudotojas ir kada atliko atitinkamą operaciją, kuriam kliento objektui ir kiek šio komponento buvo rezervuota arba išnuomota. Rezervacija atliekama kliento objektui. Per kairės pusės meniu kliento objektai einame į atitinkamo kliento objekto puslapį ir paspaudžiame mygtuką Nauja rezervacija. Paspaudus šį mygtuką atidaromas puslapis, kuriame galime pasirinkti pastolių tipą. Jeigu naudosime įvairių tipų pastolius, tai iš sąrašo pasirinkame eilutę Visi. Šio puslapio pastolių tipų sąraše atsiras visi tipai, kurie buvo naudojami įvedant pastolių komponentų duomenys. Tai yra, jie nėra fiksuoti programoje, o priklauso nuo to, kokie tipai naudojami įtraukiant pastolių komponentų duomenys į programą. Taip pat šiame puslapyje matome grįžimo į ankstesnius puslapius mygtukus, kurie leidžia nutraukti rezervaciją ir patekti į reikalingą programos puslapį. Atsivėrusiame pastolių rezervacijos kliento objektui puslapyje matome, kokio kliento, kokiam objektui vykdome rezervaciją, objekto numerį atitinkamo kliento objekto sąraše. Šių duomenų programos vartotojas negali keisti. Laukai, kuriuose duomenys turi rašyti programa arba įvesti ar pataisyti vartotojas, pažymėti raudona žvaigždute, o laukai, kuriuose duomenys įrašomi iš karto arba po skaičiavimo operacijos ir kurių vartotojas negali keisti, yra pilkame fone. Taip pat rezervacija atliekama tik tuo atveju, kai stulpeliai rezervuoti VNT bent vieno pastolių komponento eilutėje yra įvestas kiekis. Taip pat šiame, kaip ir ankstesniuose puslapiuose, yra navigacijos mygtukai, leidžiantis grįžti į ankstesnius puslapius. Lauke rezervacijos NR programa įrašo rezervacijos numerį, kuris eina po esamos šiam kliento objektui atliktos rezervacijos numerio, o datos lauke šiandienos datą. Jei reikia, šios duomenys pakeičiame. Pakeisiu datą į praėjusį mėnesį. Jei dabar paspausime mygtuką rezervuoti, programa parodys pranešimą, kad nėra elementų su nenuliniu rezervavimo objektui kiekiu. Prieš įvesdami reikalingų komponentų kiekius, jeigu jų sąrašas ilgas, galime pasinaudoti filtrų pagal pavadinimą. Pavyzdžiui, pradame įvesti pavadinimą atitinkamą langelyje ir sąraše lieka tik tie komponentai, kurių pavadinime yra įvestas tekstas. Tokiu būdu po filtravimo įvedame reikalingą atitinkamą komponento kiekį ir pašaliname filtrą iš filtro laukelio, kad matytume ir kitus komponentus.
Iš šio puslapio spustelėję pele ant komponento pavadinimo galime atidaryti puslapį su visa turima informacija apie šį komponentą atskirame to paties naršyklės lango skirtuke. Pavyzdžiui, jei rezervacija reikėjo atitinkamo komponento kiekių, remdamiesi šio puslapio informaciją galėtume įvertinti, ar yra galimybė gauti reikiamą kiekį atšaukus rezervaciją kitame objekte. Grįžtame į gretimą naršyklės skirtuką su rezervacijos formavimo puslapiu. Pridedame kiekius. Kiekiai įvedami pasirenkant iš išskleidžiamojo sąrašo kiekį. Galime pasirinkti kiekį nedidesnį nei nurodyta stulpelėje laisva VNT. Tai kiekis prieinamas naujai rezervacijai, kuris apskaičiuojamas iš turimio atitinkamų komponentų kiekio, atėmus rezervuotus ir išnuomotus kiekius. Baigę įvesti kiekius galima peržiūrėti tik komponentų, kurių kiekiai nėra nuliniai sąrašą, paspausdami mygtuką peržiūrėti. Jei pastebime, kad vis dar reikia įtraukti komponentą, kurio nėra šiame sąraše, paspaudžiame mygtuką visi. Ir pasirinkę tą komponentą, pasirenkame jo kiekį. Jei daugiau komponentų rezervuoti nereikia, paspaudžiame mygtuką skaičiuoti. Jei paspaudžiame mygtuką rezervuoti, nepaspaudę mygtuko skaičiuoti, programa vėl parodys atitinkamą pranešimą. Ta patį pranešimą gauname, jei po skaičiavimo pridedame papildomus komponentų kiekius ir nepaspaudę mygtuko skaičiuoti, vėl spaudžiame mygtuką rezervuoti. Šis patikrinimas skirtas tam, kad programos naudotojas rezervuotų reikiamus kiekius objektui tik įsitikinęs, kad apskaičiuoti duomenys yra teisingi. Matome, klaidos pranešimą. Taip pat matome, kad po klaidos pranešimo laukeliuose prieš tai įvesti duomenys nėra ištrinami ir programos naudotojui nereikia iš naujo įvesti visų anksčiau įvestų duomenų padarius klaidą vienoje vietoje. Programa patikrina visą įvestų duomenų seką ir rodo pranešimus programos vartotojui, jei tie duomenys netitinka reikalavimų, kad į programos duomenų bazę ir atitinkamus dokumentus būtų įvesti teisingi duomenys. Kai užpildyti duomenys atitinka reikalavimus, paspaudus mygtuką rezervuoti, atliekama rezervacija ir ji atsiranda kliento objekto puslapio lentelėje rezervacijos. Taip pat atitinkami duomenys matome ir prekės sandėlyje bei atitinkamos prekės puslapiuose. Atidarius puslapį prekės sandėlyje, matome, kad atitinkamų komponentų eilutės stulpelė rezervuota atsirado rezervuoti kiekiai, o atidarius atitinkamų komponentų duomenų puslapį, matome, kuris programos vartotojas ir kuriam klientui bei šiam kliento objektui atliko rezervaciją. Matome, kad laisvas komponentų kiekis, kuris bus prieinamas kitai rezervacijai, apskaičiuojamas įvertinus ką tik atliktą rezervaciją. Ši rezervacija buvo atlikta be programos vartotojo turinčio administratoriaus paskyrą. Kaip atlikti rezervaciją per programos vartotojo, kurio paskirtis montuotojas ir kuris operacijas atlieka naudodamas mobilų telefoną, bus aiškinama kitoje vaizdo instrukcijoje.